Dawaj! Labas rytas. Esam pasiruošę žygių. Daug žygiuojančių. Matome mums po dešinę. Turim bilietus. Dabar yra kažkur prie 29. Prie 10. Labai ilgai vėlinamės mes čia. Ir jo, einam dabar link kelto. Labai daug žmonių. Bandom susirasti, kur mums reikia eiti. Kaip išgyventi per daug žmonių. Ir į kitą pusę. Tai patikrinsim. Ranka kyla į viršų. Ranka kyla į viršų. Parančia džemą, kairė kyla į viršų. Ir startuojam. Ir gavome dar Gintis. Gavom žemėlapius. Viskas parašyta, gavom vandens. Taip pat buvo įdėta tepalėlis, žodžiu, nuo raumenų skausmo. Šildantis. Ir dar buvo lipdukas atsiminimui. Taip, ir lipdukas atsiminimui. Viskas, ką gavome. Kol kas. Sakė, galėsim pasikeisti vandens buteliukus iš tuščių į pilnus. Taip, tai neišmesti, žodžiu, Ir ir gerti daug vandens, sakė, ir negerti. Ir alkoholio. Tai dabar praeisim pro jūrų Va, muziejų. mes turėsim čia atsižymėti. Rimtai, parodyk. O tai gal čia Čia atžymės. atsižymėti turėsime kiekviename punkte. O tai gal čia jau pirmą tą lipduką čia reikliuoti? Didelis labai netilptų. Ne. Ai, ne, smiltynės kopa pirmas. Gerai, tuomet išbaigsime čia šitą kamerą ir susitiksim smiltynės kopoje.
mes pasižymėjom. Mūsų Įveikėm. pirmasis sustojimas. Taip, 4 km nueiti. Smiltynės kopą. Viskas. Kitas sustojimas. Birštonas. Jee. Einam. Varom. Buvom antram punkte. Atsižymėjome. Atsižymėjom. Taip gėlytę gavom šį kartą. Nuostabus vaizdas nuo Birštono sustojimo. Sekantis sustojimas. Benų vaistinė. Oho, čia tai laiptai kokie. Eik, to aš irgi. Nu, Vilmavičiau, turite ką pasigirti? Taip, įveikėme dar vieną atstumą ir buvome Benų stotelėje. Benų stotelė įveikta. Gavome Magnę. Keliaujam toliau. Kita stotelė už 2 km. Per Skindol vadinasi, per Skindol. Eisime per Brūzgynus. Jo, dabar jau neįsime pajūrio. Mes nesiilsime nei vienoje stotelėje. Ne, nes mes ir taip jau. Mes jau taip valandą vėluojam. Na, pamečiau savo lazdą, žodžiu, ant kurios kamera sukasi. Neįsivaizduoju, kaip tai atsitiko. Neturiu nei žalio supratimo, tai dabar galiu tik tai laikyti savo kamerikę rankoje. Ačiū Dievui, kad kameros nepamečiau. Ogi galėjo toj lazdoj būti, ne? Ta kamera. Nu, turite ką papasakot? Meduolių gavom. Gavom trapučių. Atsižymėjome. Svarbiausia, kad mes atsižymėjome per Skindol stotelį. Tai jau 4. stotelė. Nuėjom 2 km nuo praeitos stotelės ir sekantis sustojimas jau bus tik už 10 km. Taigi nusprendėme pailsėti. Ne, biški. Keletą minučių atsipūsti, užkasti, kadangi be pusryčio esam. Taip, šitose palapinėse daro masažą. Bet Monika sakė nenorėti. Mums nereikia. Mums ir be masažo. Mes sakome, mes turim. Tai gėdami. Tai prakaituota nugarą tavo, ne? Nu tai va tiek. Lempa, durė į užpakalį. Čia aš čia... Kriaušių turim. Mėsiukų šiaip turim dar. Ai, nu, tai gal mėsiukų užkandam, nenori? Gerai, tai... Yra. Ai, mėsiukai tai pas tave? Galvoju, mėsiukai. Lazda dingo. Kitas atlikas. Judam toliau. Buvom, praėjom sankryžą, kurioje buvo nuorodas, kad tie, kurie eina 25 km, jie turi nusukti į šoną. Tai žodžiu, jeigu būtumėm pasirinkusios 25 km, tai būtumėm truputėlį kitom kryptimi. O dabar, kadangi mes einam PM, tai einam ten, kur eina ir 100 km einantis. Tie, kurie eina PM keliu per naktį, tai jie pradės tik tai vakare. Ai, ne? Jo. Bet tai baisi, ne? Tarsime, mes čia tokia didelė gauja, kažin tie, kurie PM per naktį eina. Tai jie biški mažesnė grupelė bus. Jau tada tikrai stengtumės susirasti draugų, nes naktį eiti. Ir ne vien tokių draugų. Ir tai įsivaizduok, va tokiais miškais turėtum eiti. Nereikia, bėgčiau. Na, čia. 5 kilų parbėgčiau. Bet tai jau tikrai įveiktų mane, jau tikrai nubėgtų. Baimės adrenalino vedama.
14 kilometrų jau nuėjom. Taip. Jau daugiau biškinis, jau. Nu jau. Jau kokį 15 tikrai yra. 16 gal. Ne, bendriau, nes... Ne, nes 24 turi būti. Ja. Tai va, ir dabar pajūriu iki... Iki Juodkrantės paplūdimio, Ja, kur pietausime. papietausim ir tada liks tik tai grįžti atgal. Dar tiek pat. Dar tiek pat. Kiek nueisim. Jau nesinori nei pagalvoti. Nu. Ką, dar biškiu updeitinam informaciją. Dar visi einam, vaizdai nesikeičia, žodžiu. Kol kas. Kiek nuėjom, nežinom, laikė irgi neusiorientuojam, visai jau praradom laiko nuovoką. Bet kol matom žmonės ir iš priekio, ir iš galo, viskas gerai. Kryptį, žodžiu, diktuoja mums kiti. Ir kadangi matom, kad esam ne paskutinės, tai džiaugiamės, kol matom žmonių einančių mums iš paskos. Vadinasi, ne taip blogai. Biški kojelės skauda jau. Galveles, nugarėles. Bet manau, kad mes normaliai pailsėsim, kai veiksim tos 24 kilometrus, ten rašo 20. Taip, 24 kilometre, kai jau galėsim ir pietus pavalgyti normaliai. Viską tikrai atsipūsim. Ir tada liks grįžti. Mes tikimės, kad iš tikrųjų nereiks eiti per smėlį. Kad bus gal takeliai kokie, nes, nu, tikrai per smėlį eiti tai jau taip užkniso. Jodai kojas tik tai. Ant kiek būtų lengviau eiti, jeigu būtų, žodžiu, takeliai kokie. Taip, jau būtumėm valgysius skirti. Nu, greičiausiai taip. Nes mes pavalgančius šitas. Mes šiaip pavalgančius. Biškiai užkandom, dešriukų pavalgiam, po bananą sukirtom. Tai ką, baigiam taukšti ir varom toliau. Paupdeitinsim, jeigu ką nors naujo sugalvosim papasakoti. A ne, jeigu ką nors naujo pradės skaudėti. Gerai, updeitas. Nesam įsitikinusios, bet mums atrodo, kad matom švyturį tenai toliau, o jeigu matom švyturį, tai reiškia, kad netoli yra mūsų tikslas. Tai yra, nu, ne finišas, bet tikslas papietauti. Ir pagaliau galėsim atsipūsti, nes jau tikrai jau skauda viską. Pailsėsim, išsitiesim, žygiuosim atgal. Bus pusė kelio įveikta, galėsim savim didžiuotis. Galas jau. Ne, jau nuotaikos, tai užkniso žiauriai eiti smėliu. Tai yra gerokai sunkiau negu lyg takų eiti, taip kad mes tikimės, kad atgal grįžinėjant bus koks takelis. Normaliai grįstas, kad nereikės eiti smėliu, nes tikrai yra gerokai sunkiau. Taip, kažkoks tai, nu, kad ir žemė, jeigu jinai sutrombuota kokia, žinai, būna gerokai lengviau, o čia smėlio, nu, tikrai. Bet čia smėlio viskas, mes daugiau nieko nematom. Taip, ir būtent, ir mes daugiau nieko nematom, mes matom kopas, vaizdai nesikeičia, jūra. 10 km jokios stotelės. Taip, 10 km. Ir visus tos 10 km reikia eiti. Eini ir matai tą patį, tos pačius vaizdus, žodžiu.
smėliu. Net laiptai ir tie smėliuoti. O ne, kaip sunku. Na. Bėgam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kažkaip tam. Ir ką matom, o vaikyti. Kažką kepa, kažką daro, maistas. Poilsis. Net galvas vaigt pradėjo. Jo. Nuo to poilsio. Dėsime dar vieną štampelį. Sveiki. Ačiū. Oi. Nu, pamačiu, parodyk. Kągi, 24 kilai. Pusę kelio įveikta. Pamiršau nufilmuoti, ką gavom, žodžiu, pietums. Labai alkanos buvom, tai greitai sukapojom, žodžiu, buvo čia perlinės kruopos skaitosi, ne? Ar kas? Bet mažas. Aha. Žodžiu, perlinės kruopos su mėsos gabalėliais. Porą mėsos gabalėlių. Karabinėkštės. Nu, šiaip perlinių kruopų nevalgau, bet tikriausiai tikrai buvo alkana, nes lėkštė, kaip mato, tuščia. Taip pat arbatos gavom. Ilsimės. Veikusias 25 km tikrai nusipelnėm poilsio. Nervuota. Vilmavičius netgi nervuota, jau tikrai jau užknisa. Labai to paplūdimį nusibodai. Ja, tai dabar žiūrėsim, kur eisim, va ten matosi žmonės jau pėdina toliau. Mėsos trūkums biški, tai reikia suvalgyti dabar savo mėsiukus. Mišukum. Exclusive. Žiūrint į planą, kur eisim toliau. Tai dabar esam šitoj vietoj, Juodkrantės paplūdimys. Ir turėsim nueiti iki Gintaro įlankos, kas yra 4 kilometrai. Tai greičiausiai, 4 kilometrai. Kiek mes valandų turim dabar? 2. 2 valanda. Jau be šansų, kad 4 būsim. Jau tikrai be šansų. Tai va, pradėjom žygiuoti, pavalgėm, atsikėlėm ir vis dar, nėra tos energijos tokios, ne? Nėra. Įspūdingos, tai sunku bus sunku. Dabar mes iš vis į kalną turim kopti, labai sudėtinga čia viskas. Bet pavalgėm, energijos truputį daugiau, galbūt kaip nors, žodžiu. Gerai, išlindom iš miško, mūsų atakuoja muselės, spiečiais tiesiog, bet mes jų nebijom, jos nekanda. O ne? Kanda. Kanda? Žiūrėk. Ne, baik, aš nepažiūrėk, ką jin darys. Ką darys? Ne kasgi. Pasikeitė vaizdai. Kas yra? Pasikeitė vaizdai, matome Juodkrantėje esame. Matome Juodkrantės architektūrą. Po dešinę matome vėl vandenį. Bet svarbiausia, kad mes jau einame nebe smėliu. Mes einame trinkelėmis išklotų takeliu. Tai va. Kokios mūsų nuotaikos?
Mūsų nuotaikos geras. Jau Gerėja. kalbu, žinai, vis tiek jau pasikeitė aplinka, pasikeitė vaizdas. Ir... Operatoriau. Operatorius gavo muselį į akį. Mes galim atsargiai nenukreipti. Jo. Tai va. Nuotaikas geras. Geriau dabar pasikeitė. Labai buvo sunku įveikti tos 10 kilometrų. Štai mes ir atėjome iki punkto, iki Gintaro įlankos. Žinoma, gavom atspaudėlį, kaip visada, Maikštai irgi gavo. Startuojamės mes kartu. Liko Mes 3 ką, stotelės. dabar eisim 8 kilometrus. Sekanti stotelė vadinasi Korni. Taip. Ten greičiausiai gausim Korni. Korni. Korni, mes mėgstam Korni, tai ten būtinai, iki ten turim nueiti. Šiaip mūsų Turim kelionės tikslas ir buvo Korni. Šiaip mūsų Mes kelionės dabar tikslas yra vienas, jo. susirinkti visą maistą, kiek mes nusipelnėm už 18 eurų, kuriuos mokėjom. Tai Tai ir yra, mums, vagystė. tai ir yra paskatinimas iš tikrųjų eiti mums kitaip, nežinau, mes tikrai nebūtume veikusiais tie kilometrai, ne tas, o kiek primeti, žiūrėk, pilna šiukšlė. Gavom vitaminą, gavom brum vitaminų gėrimą, Daug vitaminų. brum, Ir dabar darom brum. dabar brum iki Korni. Kągi, 8 kilai. Ir žiūrėsim, ką pakeliui pamatysim dar. Vis updeitinsim, žinoma, kartais biškai pamirštam. Tai yra, aš pamirštu, kad reikia updeitinti. Jo. Bet prisimenam, greitai prisimenam, tik išeinam iš punktų ir iškart prisimenam. Ir updeitinam. Tai va, įveikiam jau 20. Pridėjom 4, pridėk dar 4, 28. Viskas. Jau daugiau nei pusė. Super, varom tada. Monika, aš numirsiu. Aš tave atgaivinsiu. Davai! Vyrai, įveikėm tos 8 kilometrus. Nu, šitik 8 kilometrai tai buvo ypatingai sunkus ir ilgi. Nežinau, atrodė, einam viskam žinybę ir kaip nėr, taip nėr. Bet mes įveikėm ir gavom tą antspaudą. Ir dar liko 2 stotelės. Dabar tikrai ilgai ilsėsimės, nes kaip pirmam žygiui, tai mes čia labai su visais varom, aš matau. Nereikia, tai tikrai persistengiam ir paskui ir kojas skauda ir niekur eit nebenori. Tai dabar ilgai pailsėsim ir žiūrėsim, kaip ten bus. Realiai dabar įveikėm kiek mes jau? Jau dieve, tai 2 stotelės liko, dėl to ir svarstau, kad nelabai gal pasikeičiame. Turim 6 kilometrų įveikti. Turim 6, 14 beliko. Liko 14 kilometrų. Pamiršau pranešti, bet mes jau pradėjome eiti, jau gal kokį porą kilų nuėjom iš tikrųjų. Porą nuėjo. Oi. Žodžiu, buvo sunku vėl. Gal save filmuoti savo kruviną veidą. Ranką kaip nudegiau. Nežinau, ar paskui bus išlikę, tai pasigirti.
kur aš baigiau su tom savo rankom. Jo, kojų beveik nejaučiam, tačiau kai reikėjo atsistoti, tai buvo sudėtinga man. Pradėjau eiti ir jaučiu, kad taip, kaip beždžionė, kokia jau einu. Ant tiek skauda kojas, jo. Sunku, bet žinot, 14 kilometrų beliko. Palyginus su to, kiek mes jau įveikėm, 3-6 kilometrai, tai ištvermė, tai tikrai jau įrodyta yra. Jau 36 kilometrai. Jo. Ir dar kokie 500 metrų. Pirmą kartą einam ir einam neatsilikdamas nuo tų žmonių, su kuriais startavom. Sustojom pailsėti, nes galim daugiau eiti. Nesam tikras, ar įveiks. Greičiausiai sekančiam sustojime gali būti, ne, kad varysim namo. Nebedaug beliko. Labiau apmaudu būtų. Ja, dar nuėjom 5 kilus su vietu. Bet ką žiūrėk, nuėjom, kai aš iki tų 5 toliau. Tai būtų įdomu. Liksnynė. Šitą liksnynę. Ai, ne, va, gaisravietė. Mes net gaisravietės nedėjom. Argi. Čia, žinok, ta gaisravietė 6 metų, tai ten turi būti medeliais apsodinta jau normaliai. Jeigu mes einam per čia, tai žiūrėk, čia biškai kalniuks ir mes nematom, kas iš ten dedasi. Tai bet mes turim per gaisravietę pereiti. Ne, čia irgi šitos. Atėjom į punktą. Greičiausiai mums paskutiniai. Jo. Viskas, važiuosim namo, nėra ko kankintis. Kem 1 kilometras įveikta, žodžiu. Mūsų kelias baigtas. Nu tikrai, nu kaip dabar atrodo. Su Pauliu, nu pažiūrėk, eilinis siekiai. Bartaitė.